Labas, susitikimas su savim prieš kamerą 287 diena. Mano vardas Rima, esu emocijų paleidimo kaučerė ir padedu žmonėms transformuoti jų būsenas. Visa info apie tai, ką aš veikiu, yra mano puslapyje Facebooko, jei tau įdomu. O šiandien noriu pakalbėti apie skundimas ir dejavimą, apie savo gyvenimą ir tą tokį saldumėlį, saldų pasitenkinimą, kai gailiesi savęs, pyksti ant kitų ir teisini save. Aš tikrai nenoriu iš tavęs atimti to malonumo ir toliau norisi sėdėti tame ir mėgautis. Tai viskas sakei. Mes renkamės kiek laiko ir kame sėdėti. Tačiau, jei nori jau lipti iš to dejavimo ir skundimosi, tai pirmiausiai teks atsisakyti, kad esi savo jausmų auka ir nuspręsti juos rinkti sąmoningai. Pradėjus pripažinti jausmus, juos analizuoti, operuoti, išsioperuoti juos, jausti, žiūrėti jų atskiras dalis, pamatysit, kad tie jausmai susilpnėja ir tada jau galima pradėti sąmoningai praktikuoti pasirinkimą. O pradėjus sąmoningai praktikuoti pasirinkimą jausmų, jau viena koja išlipame iš bejėgystės liūno. O jei norisi išlipti su abiem, galiu palaikyti už rankos, kol lipsi. Netrauksiu, nes aš negaliu išlipti už tave, išjausti už tave ir padaryti pasirinkimą už tave. Kol kas tiek, jaučiu gyvenu. Iki kitų malonių susitikimų.